Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki. Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose yra įsikūrę juodaodžių kvartalai. Todėl mums atrodo, kad juodaodžiai būrėsi į savo ratą. Jie vengia baltųjų ir netgi vengia tuokti su baltaisiais. Kaip yra iš tiesų, pasakoja Lietuvoje gyvenanti nigerietė Chioma. Mano nuomonė, baltieji yra geri žmonės. Nepritariu nuomonėj, kad ir juodieji yra blogi. Mes netiek jau daug skiriamės nuo baltųjų. Anksčiau nekurdavome šeimų su baltaisiais žmonėmis. Visai neseniai Amerikoje ir kai kuriuose Europos vakarų šalise juodaodžiai buvo nepageidaujami, visuomenė jų nepriėmė. Dauguma baltaodžių neduodavo darbo biuruose, nenuomodavo butų. Todėl jie ir laikėsi drauge. Ne dėl to, kad jie kažkuo skyrėsi, bet dėl to, kad jų nepripažino. Jeigu mes imtumėm, tarkime, kokius nors daugiakultūrinius tos miestus, tai jie dažnai turi rajonus, kur yra, tarkime, kad ir afrikiečių rajonas arba kokiu nors musulmoniškų šalių rajonas. Ir tie rajonai gali būti labai atviri. Tai yra, tarkime, mes turime kokias nors etninės parduotuvėles, kur yra iš tikrųjų gražus rankdarbiai, kažkokie įvairūs specifiniai to krašto, ar tai maisto produktai. Ir iš tikrųjų tą patį galim pasakyti ir apie lietuvių etninę grupę. Ir mes galime neišvažiuodami iš to paties miesto, iš to paties Londono ar iš to paties New Yorko, mes galime aplankyti didelę dalį pasaulio. Nigerijoje gyvena labai draugiški žmonės. Gyvenimas Nigerijoje išties kitoks nei vaizduojamas internete. Dažniausiai baltieji atvažiuoja, nusiperka vietinės įmonės, jas valdo, o kai viską išsunkia, pasima pinigus ir išvažiuoja. Dauguma baltųjų gyvenantis Nigerijoje yra labai turtingi. Nigerija yra šalis, kurioje skirtumai tarp vargingiausių ir turtingiausių žmonių yra labai dideli. Tas skirtumas akivaizdus. Viskas dėl korupcijos. Mūsų šalyje labai didelė korupcija valdžioje. Štai dėl ko aktyvistai grobia žmonės. Ne dėl to, kad jie kitokie, o dėl kur kas geresnio tikslo. Taip yra ne visoje Nigerijoje. Tik ten, kur įsikūrusios didesnės įmonės. Daug baltųjų atvažiuoja į Nigeriją gyventi, dauguma jų sukuria šeimas su juodaodžiais. Dauguma jų gyvena didžiuosiuose Nigerijos miestuose. Šių žmonių niekas negrobia. Jeigu mes sakome, žmogus yra iš Nigerijos, tai mes pasakome tiesiog jo pilietybę. Jisai gyvena toje valstybėje. Tačiau pačioje Nigerijoje yra iš tikrųjų daug įvairių tautų, daug įvairių etninių grupių. Ir mes vėlgi sakydami, įvardindami vieną žodį juodaodžiai, tai mes nepasakom nieko. Mes nepasakom iš tikrųjų, kuriai etniniai grupiai priklauso tas žmogus. Todėl, tokios apibendrinančios kategorijos kaip baltaodis, juodaodis, jos iš tikrųjų dažniausiai jos tiesiog tarnauja kaip tokių galios santykių pagrindas, taip pat stereotipais jos yra apipintos. Poreikis tapatinti su panašiais į save, kažkokia artima grupė yra natūralu, bet iš tikrųjų, kai atsiranda tos labai uždaros grupės etninių pagrindų, mes galime matyti, kad kažkas toje šalyje nėra visai gerai, jeigu tos grupės darosi labai atskiros. Nigerijoje dirvos sunkiai dirbamos, žmonės nebeturi ką sodinti, net neturi švaraus vandens, kuriuo galėtų laistyti. Jie kenčia, todėl grupelė jaunuolių nusprendė viską paviešinti, kad apie tai sužinotų visa šalis ir visas pasaulis. Jie nusprendė, kad vienintelis būdas perduoti šią žinią yra pagrobti turtingų kompanijų vadovų žmonas. Tada vadovai suranda sprendimus pagrobėjų nelaimėms. Štai kodėl vyksta pagrobimai. Ne todėl, kad mes kitokie. Dažniausiai vis tik tai socialinės atskirties grupės kuriasi ne tik tai rasinių ir ne tik tai etninių pagrindų. Tai yra socialinės padėties klausimas. Tai yra klausimas, kiek tie žmonės iš tikrųjų prieina prie kažkokių bendrų paslaugų, bendrų vertybių, tarkime, kaip išsilavinimas, kaip įsidarbinimas, kaip socialinės sveikatos apsauga. Tai yra klausimas yra daugiau socialinės klasės, o ne etninės grupės. Ten, kur mokausi Lietuvoje, klasėje esame 12 žmonių ir nei vieno lietuvio. Visi užsieniečiai iš skirtingų šalių. Projekte susipažinau su žmonėmis iš Turkijos, Pakistano, Azerbaidžano, Airijos, Italijos. Susipažinau su labai daug žmonių, net iš Afrikos. Susitikau su žmonėmis iš Angolos, Kongo, Etiopijos. Su visais jais susipažinau čia.
Lietuvoje. Nebuvo jokių kažkokių bendravimo, tokių problemų, tiesiog atvirkščiai, jeigu atrandamas kažkoks tai skirtumas, tai visi tiesiog labai žingeidžiai tą priima, iš tikrųjų domisi tais skirtumais ir kažkaip tai jaučiasi, kad iš to kažką gauna bendravimo, tokioj multikultūriniai grupiai. Nors mūsų herojai patinka dirbti Lietuvoje, tačiau jis sako, kad lietuviai šaltoki, o vaikinai nedraugiški. Ar iš tiesų taip yra? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.